Pradėdamas šį kreipinį jūs noriu išreikšti savo pasididžiavimą marijampoliečiais už jų akciją. Tai parodytas kilnumas, susirūpinimas ateitimi ir tuo pačiu patraukiant ir parodant lietuviško dosnumo, atvirumo ir jautrumo, reiškia, kada iškyla klausimas padėti kitiems. Kai mama su mažu savo vaiku, nupirkus tų mokyklinių prekių buvo ir priėjo mergaitė ir atiduoda mums tuos daiktus nupirktus ir sako, čia tiems kitiems vaikučiams, sako, tai įspūdinga, atrodo, kad nuo mažens tas vaikas greičiausiai, tas įvykis įstriks visada ir jisai supras, kaip yra svarbu ir, pavyzdžiui, tai kaip yra svarbu dalintis. Tas vaizdas iš tiesų buvo toks įspūdingas ir toks jaudinantis. Mėly bičiuliai, šiais metais jau 6. kartą įvyks socialinė akcija Būk pirmūnas. Rugpjūčio 22–24 dienomis akcijos savanoriai rinks mokyklinės prekes vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Todėl noriu kreiptis į jūs kiekvieną ir paprašyti prisidėti prie šios akcijos, nuperkant mokyklinių prekių vaikams, kuriems labiausiai to reikia.